prieš mane sėdi Lina, kuri taip pat galėjo būti jo auka. Taip. Praėjo daug metų, bet Taip. jisai jūsų nepaleidžia. Kodėl? Jis pavogė dalelę mano sielos. Ir gyvenimo paties. Taip. Nes praėjo daugiau negu 25 metai, 25,5 po tos tokios lemtingos dienos, kai mūsų likimai susikirto, tą labai gražią birželio pradžios dieną. Tai buvo labai graži diena, saulėta, žydras dangus. Ir aš tą dieną turėjau vykti iš Vilniaus pas tėvus į Elektrėnus. Beje, kiek jums metų buvo tuo metu? Man tuo metu buvo 27 metai. O kadangi jau buvo prasidėjusios vasaros atostogos, tai 8-metis sūnus tuo metu buvo pas tėvus kaime. Ryte aš atsikėliau, vyras primiktinai dar pasakė, tik važiuok autobusu. Jūs tranzuodavo tuo metu, ne? Taip, atėjau, atsistojau, užėmiau poziciją. Tuo metu aš pastebėjau, kad gretimais, kad tokia kaip parduotuvė, aikštelė, ir iš jos atvažiavo automobilis, užsidegė raudonas šviesoforas, visi automobiliai stovėjo, laukė žalios šviesos ir įsijungus žaliai šviesai raudonas automobilis, tai man atrodo Volkswagen Passat berods buvo, jis labai stipriai rovė į priekį, dideliu greičiu atlėkė iki manęs, aš dar taip pasižiūrėjau. O jūs kėlėt ranką, transavot? Taip. Nu, nes jau iškėlė. Automatiškai tiesiog būdavo tuo metu. Jo. Ir jisai privažiavo, aš taip pasižiūrėjau, Dieve, tokia lupena ta mašina. Ir atidariau automobilio dureles. Ir man pasidarė negera. Aš pamačiau to žmogaus veidą. Aš pamačiau jo akis ir šypseną. Bet ta šypsena buvo tokia kraupi. Kažkoks senukas su kepuraite, su snapeliu, dideliais akiniais. Storu stiklu. Mane tiesiog kažkokia tai tokia šalta ledinė baimė sukaustė. Aš jau nebenorėjau lipti į tą automobilį. Kai jis tuo metu, aš dar pasakau, Elektrėnai, jis, jo, lip greičiau, nes matai, čia mašinos iš paskos atvažiuoja. Ir